Ir taip, Čefi nuotykiai tęsiasi. Ilgas, gal ir trumpas kelias į žvaigždės. 3 žvaigždutės mes darome. Ir lokacija šiokia tokia. Nu, šviesti nelabai ką yra, nes artilerijos kaip ir nėra. Tai mums reikės šaudyti ir daug 6 lygio tankų. Nu ką, važiuojame, ne? Nu, važiuojame į standartinę vietą. Nieks ten iš draugų, aišku, per daug nešaudys, bet mums reikia sukontroliuoti, kas tam flange yra, sužinoti. Nu, mes atliekam žvalgo pareigą. Tai va, privažiuojam prie krūmelio kokią nors, apšviečiam, aha, juda ten kromveliai, nu, pavojingi, natūralūs Čefi priešai. Nu, kaip priešai? Vienas dalykas iš 6 lygio. Tur daugiau masės. Nu va, sušaudėm. Nu jis turi 700 ar kiek ten gyvybės, o mes turim 400. Nu jam užtenka ten 4 šūvių, man reikia 6 kokius. Tai užšaudom beveik vienodai, žinai. Tai principė jis mane sušaudo bet kokiu atveju. Nu, čia man pasisekė, sakysim. O dabar mes bėgam. Kito. Kaip sakoma, tokią tanką mes nebetlaikysim, žinai, 1 prieš 1. Pašaudysim iš toliau. O tokie mes bailiai. O tie lekia. Nors ne nauji metai, bet jie lekia į kovą kaip drugeliai į ugnį ir ten sudega. Mes čia bandom biškį papleškinti, bet nelabai matau, tarp namų jie slepiasi. Tai va, mes pradėjom šią popietę, sekmadienį. Taip, 1 valandą pas mane pirmas mūšis po pirmos ir aš turėjau 93,5%. Ir nusprendžiau, kad reikia pažaisti, reikia padaryti tas 3 žvaigždutės. Ką? Stovim, ne? Taip. Vat momentas koks yra. Reikia išlaukti mum. Komanda šiek tiek laimi. Mes gerą pradžią padarėm. Savo amžiną priešą kromvelį nukalėm. Kitas kromvelis žuvo. Tai man priešų nelabai ir yra. Ne, va. Kromvelis į žūtį eina. Kągi, pirmin. Mes iš savo startuojame į kovą dėl 3 žvaigždučių. Taip, ten nulėkė, nu aišku, čia 3 tankai, 4 beveik. O, man pasisekė. Auksinius. Nu, tą progą, kad vykdau.
3 žvaigždutės, tai aš padidinau auksinius lygiai 20. Čia netgi 24 buvo. Bet taip 20 vežiojau. Vežiojus auksinių. Paprastai 10 dabar šiuo momentu vežiojus. Taip, apšviečiamės čia. Prieš tankinį su... Повредил гусеницу. Gerai. Vikšrą numušiam. Ir pilam į tą vikšrą. Четвертый готов. Nu ką, komentaro nereikia. Priešas sunaikintas. Taip, mes mažai turim gyvybių, reikia biškį atsargiau žaisti. Kaip sakoma, mus gali nunešti vienu šūviu daug kas. Beveik visi tankai. Kas liko? Tai važiuojam iš toliau. Bandysim kalniuką apšviesti. Taip. Priešai ten už kalniuką kažkur. A va ir ant kalniuko. Kiek suprantu, švedą. O dabar mane sugundė pagunda. Žiūriu, 5 fragus padariau. Nu reikia nupilti ir 6. Reikia varyti. O tai mūsų daugiau? Ne? Man neliks tų fragų 6. Sunaikins tie draugai man. Ir aš lendu į priekį. Nors šią taktika galėjo būti paprastesnė, žinai. Galėjau užimti bazę, ten krūmas kažkoks yra. Aš jau pirmą šūvį padaryčiau, ten namelis yra iš karto už namelę. Patys būtų atvažiavę. Galbūt. Nu, kas čia žino. O dabar, aišku, aš tą 6 galėjau padaryti ten. Iš toliau, iš kur ten, pučiau. Nu, bet kaip yra, taip yra. Dabar pavojingesnis, o heliketas. Nu, tas pavojingas priešas. Nu, man vėl pasisekė, ne? Vikšrą numušė tik tais. O! Kokia klaida. Nu, bet aš jį apšviečiau ir nežinau, kas jam įpylė ten. Ar UI, QOI, nu, tas 300 žalos daro. Ar ten tas nešarnas. Tai va, 6 frago nėra. Dabar mes čia gal greitai prabėgam tą pabaigą, kaip ten komanda. Šiaip ne taip įveikė. Nors čia pavojinga situacija buvo. Heliketas, pavyzdžiui, greitas, jis galėjo pabėgti ir iš toli šaudyti, kadangi jis mato gerai. Bet jis va čia nepabėgo ir mirė. O KV2, aišku, ten dabar sutvarkys nesunkiai, nes kiekvienas mūsų tankas dar po šūvį beveik gali praleisti. Nu, KV2 yra irgi pavojingas, gali nepramušti, pavyzdžiui. Nu va, vienas šūvis, antras pergalė. Tai ką, pergalė ir ką mes matome? 94,9%. Man trūko vieną šūvę. Ir taip,
po valandos mes vėl turim 94 procentus. Aš kaunus kaip liūtas. Aš darau stambų kalibrą. Net beviltiškose mūšiuose aš ten tempiu, šviečiu tiems nubams, pats šaudau, jeigu jie nešauda. Ir ką? Taip, pusė 6. Be 20, be 15. 6 valandą 23,4 procento. Ir lemiamas mūšis. Ir taip lemiamas mūšis. Sulaukiau lokacijos. Geros lokacijos. Malinovka. Ir priešai neturi lengvąją tanką normalaus. Nu, yra ten vidutiniai tankai tokie. Ką, judam? Judam! 8 lygio tankai beveik visi. Nu, 6 yra. Nu, tai yra 7 dar yra. O 5 vienintelis. Taip, pradžiai. Gal reikia iškart judėti į priekį. Nu, norėjau atsargiau sužaisti. Dabar judu, bet per vėlai ir mane apšviečia. Nu, mes irgi apšviečiam. Bet čia priartėja ten toks tankas, va ten. Per daug pavojingas. Ir mane jisai gali šviesti pastoviai. Jis kietą kaktą turi, iškiša. Ir apšviečia mane. Nu ką, mes čia belakstydami kažką apšvietėm vis vien biškį. Reikia žaisti atsargiau. Mėsos yra ir jie išlys. Vat jie dabar ten nešišviečia, bet va, yra už akmenų. Sakysim, iššovė ir apsišvietė iškart. O tas pastovė landžius šviesis. Nu, čia tokie kietakakčiai, pavyzdžiui, man net neapsimoka šaudyti. Nes į kaktą aš jų nepramušiu. Net su auksiniais. Ir kiek aš turiu auksinių? Daug, ne? 24. Nu, šitos galėčiau, bet kažkaip bijau, kad tas gali apšviesti po šūvį mane. Laukiam leidimo šūviui. Nenori išduoti savo pozicijos. Šūvio nebus. Tai va, ilga kelionė per kopas į žvaigždes. Kodėl per kopas? Todėl, kad mes esam iš pajūrio. Stovim ir laukiam, stovim ir laukiam. Žaidimas apylygus, kol kas. Šviečiam. Šviečiam. Kažkiek tai. Jie vis vien iš tų akmenų išlenda, pykšteliai ir apsišviečia. Čiafi toli mato. Toli, toli. Net tarp šių tankų matė turbūt toliausiai. Nors yra 5 lygio. O čia 8 lygio tankai. Ten viens kitas vidutinis, tai galėtų ir matyti, jeigu pas jį būtų, kaip sakoma, ten tie įgulos perkai ant švietimą. Bet jie daugiau ten ant lakstymą, šaudymą vidutiniai tankai naudoja.
Nu, čia galėčiau pikštelti šoną su lystu gal. Bet geriau mes pašviesim. Tai va. Apie 5 valandą aš jau šiek tiek nusivyliau, žinai. Nu, 3 ar 4 kartus. 94,9% stovėjo pas mane. Jau forumuose pasiskundžiau, bliamba, neina man visai. Nu ir čia po pusvalandžio aš grįžau vėl pažaisti. Žaidžiam aktyviau. Reikia šviesti, reikia uždirbti ir žvaigždutės, reikia rizikuoti, ką daryti. Priartėti reikia. Kitaip nieko nebus, o ten būčiau stovėjęs tam krūme, nu ką aš ten, jau nešviečiu iš to krūmo, nes ten ant kalniukai yra tie. Mūsų visokie baldogai ten, jie patys gerai mato. Nu, bet va. Jak Tigra 8.8 Premium tankas. Nu, ten toks tipo kaip Ferdinandas beveik, nežinau. Nu, priekis turi šarviukus, turi ten. Nu, principė, aš jo, atsimenu, neprašojau. Nei iš priekio, nei iš šoną. Nu, be auksinį, žinai. Nu, aš žaidžiau be auksinį ilgą laiką, žinai. Ir, principė, ir dabar žaidžiu tik tais, nu, dabar padidinau, taip, ta prasme, žaidžiu, standartas 10 auksinį, žinai. Bet čia, kadangi tas 3 žvaigždutės, tai 20, žiūrėkit, 4 pusė šovinių. Nu, tas girtas turbūt, ar ką? Kuris vara į priekį, naglas, jis mane apšvies toj. Nu, visiškai nubas kažkoks. Kaip premium tankas, taip nubai žaidžia. Na tau. Вот tai. Nu, nelabai gerai. Bet aš čia jaučiu, kad aš apšviečiau daug, žinai. Ir dar tą sušaudžiau. Nu, laukiam. Laukiam žaidimo pabaigos. Dabar mes pagreitinam. Gal kam įdomu. Komanda laimi. Ir tos turėtų sunešioti. Ir mes laukiam rezultatų. Laukiam. Čia buvo laukimas, nu, ilgas, kol komanda čia nešiojo tos. Čia mes va greitai laksam. O, kaip greitai laksam. Pikš, pikš, pokš, pokš, taukš, taukš. Ir taip, yra 95%. 3 žvaigždutės antram čiafi. Iki.